Sveiki, eteryje laida Šaulio kelias, aš esu Šarūnas Jasiukevičius. Čia yra Živilė ir Dainius. Šiandieną yra mūsų dar vienas teorinis užsiėmimas. Šiandieną mes mokysime suteikti pirmąją pagalbą ir sužinosime, kaip reikia elgtis cheminio arba radiacinio pavojaus metu. Šiandieną mums užsiėmimas vyks Šaulių sąjungos štabe. Štai už nugaros yra iškaba. Netrukus eisime į salę, kur bus susirinkę galbūt daugiau žmonių ir mes praeisim paskaitą. Živilė, bijai kraujo? Nežinau, biškį. Dar nežinai. Sužinosim šiandien, nes, kiek aš žinau, mes mokysime suteikti pirmąją pagalbą ne tik apalpusiems žmonėm, bet ir ypatingai sužeistiem. Tai nežinau, ar mes turėsime tikrų vizualinių priemonių, bet bus ir atviri kaulų lūžiai, bus ir paleistos žarnos ir bus dar kažkas labai baisaus, kiek aš netyčia pasižiūrėjau skaidrės. O tu, Dainiau? Kas tai bus lavonų? Lavonų bus? Gal kažkas atsineš? Atsineš lavoną. Gerai, eime į salę ir pasižiūrėsim. Galbūt kažkas iš tiesų atsinešė lavoną. Esu Lietuvos Šaulių sąjungos antros rinktinės vado pavaduotojas, kapitonas Savickas, ir pravesiu paskaitėlę, kas liečia su medicina, nes mums reikalinga dėl to, kad neaišku, kada bus, mes turėsim traumas, tai vienas dalykas, bet reikia neatmesti galimybės, kad gali būti jūsų draugui, kolegų ir kažką, ne tik tai karyboje, bet ir civiliam gyvenime kažkokios traumas. Ir nuo jūsų veiksmingumo, neveiksmingumo gali priklausyti ne tik jūsų, bet ir draugo likimas. Tai dėl to reikia šitą akcentuoti labai rimtai ir gali priversti prieiti šito nežinant arba nevykdant baisios pasekmės. Tai viena iš tokių temų - kraujavimas. Tikslas - išmokyti, nustatyti kraujavimo rūšis, pasirinkti kraujavimo stabdymo būdą, supažindinti su kraujavimo stabdymo būdais, tiesiog ką daryti. Pagrindinės, kas yra problemos, iš ko yra kraujavimas. Nebėgs iš kažkokios tuščios ertmės, bet tai yra iš kraujagyslių sienelių pažeidimas ir kraujo tekėjimas vadinamas kraujavimu. Tiesiog pasižeidžia kažkokia vieta, tai tada eina. Neįsijum iš odos kažkokios, tai yra kapiliarinis ir dar panašiai. Tai kraujagyslių būtent pažeidimas ir prasideda kraujavimas. Tai kraujagyslių pažeidimas dėl traumų, uždegiminio proceso, auglio infiltracijos ir pragulų. Pagrindė mes ką susitikti savo profesijoje galim dėl įvairių traumų. Tiek šautinės, tiek pjaustinės, tiek brozdintos, tiek kirstinės ir panašiai. Tas ir karyboje, tas pats gali būti ir civiliam gyvenime. Tai kraujavimas priklauso nuo to, kokios kraujagyslės pažeistos kraujavimas gali būti. Arterinis, veninis, mišrus, kapiliarinis ir vidinis. Arterinis - tai pakankamai šviesus kraujas ir jisai pulsuojantis, kuo arčiau širdies, tuo didesnis pulsacija ir didesnis spaudimas susidaro. Veninis - tai yra jau grįžtantis kraujas ir tamsus kaip atskirti ir jau jisai tiesiog tolygiai tekėtų, priklausomai nuo kokios venos. Mišrus tai yra dažniau jau kaip kapiliarinis ir toks pažeidimas, tai jisai jau daugiau būna mažesnis. Kapiliarinis, ką minėjau, tai pagrindė, kur nedidelis, visi mūsų organizmas yra apjungtas kraujotaka, visi organai tam, kad reikalinga kraujotaka, kad gautum deguonį. Tai visi smulkios kraujagyslės yra kapiliarinis, tai vos švelnus bėgimas. Vidinis problema tokia, susiduriam, kad mes nematome, kaip vyksta kraujavimas. Ir tai vidaus organas. Ten gali trūkti kepenys, trūkti plautis ar dar kažkas ir viskas nuteka į vidų. Ir tiesiog tai nustatyti sunkus galima matyti pagal iškilimo neproporcingumo
pirmo artmėj, ar ten kažkur krūtinės ląstoje viduje. Tai tiesiog irgi labai pavojingas, nes nežinom, kokia situacija yra. Labai sunku yra įvertinti. Kraujavimo stabdymas. Išsiaiškinom problemas. Taip, kažkur, kur yra problema. Dabar reikia išsiaiškinti, kaip šitą problemą mums šalinti, bandyti pašalinti. Tai yra galūnės pakelimas, kuo jau kažkokią dalį pakelia, tuo apytaka į jį mažiau sueina kraujas ir tada automatiškai ir mažiau patenka kraujo, to susidaro mažesnis spaudimas. Ar koja, tai pakelsit koją aukščiau krūtinės, paguldysit tą visą, kas susidaryti. Maksimalus galūnės sulenkimas, užveržimas. Tiesiog užsiveržat, jeigu kažkur iš vidinės, perlenkėte, kad grynai užsispaustų ta vieta. Žaizdos suspaudimas ranka. Tai paprasčiausiai užsispaudžia tam, kad pirminė galbūt su kita ar kažkas draugas galėtų pateikti jums užspausti. Tiesiog, kad neleisi kraujas, nes kraujo ištekėjimas vienas iš blogų požymių, tiesiog pasekmių yra smegenys negraus kraujo, jūs gausis nualpimas tiesiog ir sutriks visas kiti gyvybiškai svarbus organizmo veikla. Tai kraujagyslių spaudimas aukščiau pažeistos vietos, ypač prie arterijų, prie veninio nelabai traktuojamas, bet prie arterijų kraujavimo. Tai yra tiesiog, kad vėl nepriplūstų kraujas ir neturės tekėtis. Spaudžiamo tvarsčių uždėjimas, panaudojant timpą, barštis, netgi paprastas skarelė ar diržas jūsų iš porankinio priemonio, visada galvokite kažką daryti, ar ten nusimsit megztinį kitulį ar dar kažką užveržti tam, kad neįti. Tiesiog iš porankinio sudaryti, įdėsit šakos gabalą, užveršit, ką atlikinėsit per praktiką, tą pasitreniruosit. Panaudojant suktukus, vėl timpas, tušinuką, kažkokį skarelės gabalas ir jis suveržia, tik tam tikro nereikia, kad nutraukti, dar kažką padaryti, bet vėl protingai atlikti visą vaidmenį. Tokių yra vietų, kur galbūt nesilaikys uždėta ir labai sunku priderinti, tai tokia kaip kraujavimas iš ausies, tai tada jau reikia visą galvą binkuoti. Taip, ir nepamiršti visą laiką išlikti pirmos pagalbos pagrindinės taisyklės. Tai ką daryti, jeigu iš nosies kraujuoja? Tai vėl suteikinėti, reikia bintuoti visą galvą, nes labai nosį neišės užbintuoti, nukris. Tai pasodinti, nuraminti, kad nestresuotų, nes streso metu dar daugiau vyksta kraujavimas, pakyla adrenalino daugiau. Tai galvą laikyti tiesiai, smakras į priekį pakeltas, kvėpuoti per burną, kad neįkvėptų į plaučius viso kraujo, pirštai suspausti nosį, prilaikyti, bet nepersistenkyti, nesutraiškyti audinių, nes tai jau taip pakankamai žmogui yra skausminga vieta, pažeista. Ant kaklo arba ant kaktos ir pakaušą dėti šaltį, tiesiog viršui uždedama šaltis tam, kad irgi šaltis, ką daro, jisai sutraukia kraujagysles ir mažina jų tekėjimo kraujo kiekį. Tai dėl to jisai ir gaunasi sumažėjęs slėgis susidaro. Laikyti užspaudus 5 minutės, jei atleidus, kraujuoja, laikyti dar 5 minutės. Tiesiog užspaudžiat, palaikot virš nosies ir kraujagyslės visas palaikot, kol sukrešė. Aišku, yra žmonių, kur kraujas nekrešė, trombocitų problema ar panašiai, tai tada jau reikia kitokiam priemonėm. Medikai turi prideginimo visokius dalykus, bet jūs ne visada tą turėsit, tai tą daryti po kelias minutės, tiesiog tą kartuokite kelis kartus. Šaltis irgi pakankamai gerai stabdo. Tamponus dėti tiesiog susidaro iš nerlios ir į nosį įdedate. Bet reikia nepamiršti, kad tai darykite atsargiai, nes jau tai žmogui stresas ir traumuoti. Transportuoti sėdimai padėti, jei negali sėdėti, tai tik šoninę padėtį, stabilią šoninę padėtį paguldyti. Tiesiog galbūt kiti pažeidimai ar kažkas, tai šoninę, kad stabiliai būtų. Pastaba draudžiama guldyti ant nugaros ar labai atlošti galvą, nes gali užspringti savo krūvį. Viskas patikėti. Tai tą irgi reikia atkreipti dėmesį.
Praktinė užduotėlė, truputį ką mokinomės teoriškai, tai dabar truputį praktiškai prieš pagrindinės, kai bus pratybėlas, tai tą reikės mokinti. Tai tada pabandom. Tavo situacija tokia, eini mišku ar dar kažką, tiesiog po mūšio atsitraukinėjai ir pamatai tavo draugas guli. Tavo pirmi veiksmai, po to aš pasakysiu tokią situaciją. Suprastum, taip? Pirmiausiai reikia patikrinti, jinai nepavojinga man pačiam. Yra sukels kokių bėdų. Jinai guli nutukęs prie sąmonės. Ir tada turbūt reikia patikrinti, ar kvėpuoja. Judis kvėpavimas. Reikia tada pabandyti gal prikelti ją. Pajudinti. O, atsimerkia. Ir mes vyrai sveika stabiliai. Taip, ir dabar tokioje situacijoje tu pamatai, kad grinai didelis kraujavimas va šitoje vietoje ir šitoje srityje. Tiesiog kraujuoja. Nu, ne tai, kad tu grinai pulsas didelis grėstusi be tavo veiksmai, tiesiog šičia nematai va švelniai centimetro tokia kaip kulkos pažeista vieta, minkštiaudinė. Vena, arterija nepažeista su venu, bet grinai kraujavimas. Ir tavo veiksmai, ką daryti. O matau, tau kraujuoja iš kaklo. Ką daryti, susišpinėjau, štai kaip ir turiu binto, pasiruošęs, tai tuomet svynuoju šiek tiek ir užspaudžiu ažarinį bintu. Ir kaip žinot, tai tuomet reikia kelti ranką, nesauso šakas. Ir tada spaudžiam čia ir gyvenam štai pakankamai kaklos ranką. Atlikta veiksmą, pasakysiu, kas gerai, kaip veiksmas. Dabar apstojo, nebūdėk. Ką darai? Tai dabar ar jinai ilgai taip galėtų būti tos rankų ir jie daug? Manau, kad negerai. Turėtų greitai dirbti ranką. Ant kiek koks nepatogumas yra. Toliau tas pats vėl laikymas, tas ar nebūtų paprasčiau tai iš karto surinkti, jeigu yra galimybė. Visų pirma, aišku, tik apsižiūrėti, ir jinai kitų traumų neturėjo, nes tu kaip pamatai vieną traumą, galbūt giliau yra didesnė, nes aš pasakiau, kad tik tai minkštiaudiniai nėra didelio kraujavimo. Ir tu nežinai, galbūt kitose kūno vietose yra didesni, gal jie dar kažkaip šuver dar sužeista yra. Tai reikia nebūtinai vieną tik pamatyti ir įsivaizduoti, kad viskas gerai. Kitas niuansas gali negrūdama dar kažką susižeidti. Tai tuo tu nematyti ir nepulti, kad stuburo tam vėl kažką susišvieti ar dar kažką bandyti kalbėti. Netgi ir lengvas kojų pajudinimas, tai tau reiškia, kad jums nepažeistas yra stuburas. Prie stuburo pažeidimų gali nedavindėti kūną. Tiesiog paprašyti bent truputį pajudinti rankas, va pirštus suveikia ar ir koją. Tiesiog papėdas pajudina, vadinasi stuburas nepažeistas. Nepulti va tas visas. Ir tokia gal padėti būtų žymiai lengviau atpintuoti, negu pajudinį galvą, sprandą ir visą kitą iš apačios. Iš esmės, ten keletą klaidelių kalvį paminėjau, per visas kontrolinės pabandysim daug. Gerai, tai tada pasikeičiam vietomis. Tai irgi tavo panaši situacija, tai reiškia kažkokiam mūšio veiksme dalyvauja tiesiog ir viskas, išgirdai apsišaudymas ir pamatai, kad kolega judėjo kažkur ir nukrito gulivą. Šone tokia padėti ir tavo veiksmai. Pirmiausia, jis nėra pavojingas. Žinia, šitą pasalą aplinka yra nepavojinga. Tada aš patikrinu, ar jisai kvėpuoja, aš klausau. Nepatikrinai pavojingas. O tai kaip aš jau patikrinu? Pajudinti. Bet tai jau vis mane užklauso, taip pat užklauso. Ne, tai jisai netikėtumo faktorius yra, tu prieidama prie jo, bet tiesiog saugoji kažkokioj krypty, kaip ir tenai, tu tiesiog pajudini tokio, kad jisai galbūt šokas, jisai tave ar nepultų tave mušti ir ką panašiai. Tai va, tiesiog kaip jautiesi, ar kažkas, ar kas atsitiko, ką ar atsimeni kažką, tiesiog su juo kalbį bandai įsiaiškinti, kol ir matai visas jo procedūras iš tokio kampo. Čia dėk veidą savo ir žiūrėk į tą pusę. Jo. Ir žiūrėk, ar tuo metu kilnojasi krūtinė. Tai tada aš apžiūriu. Jo, pabandai apžiūrėti, jeigu išeina žaizda viršutinį dalį ir apatinį dalį. Na ir tu dabar pastebi, kad tiesiog viena ranka šičia kraujuota. Turiu spausti žaizdą. Taip. Pirmiausia. Taip,
spaudė, kur spaudė. Spaudžiam, ten pasimuliuoja. Ir tada aš turiu aprišti. Nu, tai prišti. Visų pirma, ką turi padaryti? Spausti, ten jau reguliuoja. Bet dabar tu spausi iš karto ant kitelio. Taip. Ant kitelio, ant rankovės turi spausti. Ai, nu, taip žiūrėjau. Tai atitrauk rankovę pabandyk. Tai gerai, va, sek nubijuok iš čia visą. Jo, daug visą kitą ir pamatai, va, didelis kraujavimas į tavo vietą. Tada spaudžiu Jo, ir spaudžiu. Apibintuoji. Nu, nes kol tu dabar va, apibintavai viską paruošai, jau tau praėjo apie 3 minutės jo brangaus laiko. O per tą laiką dar galbūt dažniau ateitų anksčiau. Tai va šičia yra labai svarbu kuo greičiau suveikti, kad kuo greičiau suteikta būtų pirmos minutės pagalba. Tai dėl to reikia iš karto šaukti pagalbą, tada jau atlikinėjai procedūros, ką gali. Turėčiau ją užrišti dar, jeigu turėčiau su kuo. Taip, tada užrišti. Kad ir diržą įsitraukia ir dar kažkas tiesiog irgi suriši. Ir tada apibintuoja sistemą. Ne taip paprasta, ne? Atrodo, kad iš šono paskaito sėdi. Gerai, skaitysim atvyko toliau kvalifikuoti specialistai, toliau jau jie atlikinės darbą. Nėra lengva pagalvoti. Būčiau numiręs. Su Živilės pagalba tai būčiau numiręs. Irgi situacija tokia, vyko kažkoks, išėjot jūs kažkokiu keliu, apsišaudymas ir pamatei, kad po atsitraukimo draugas tiesiog va tokioj padėtį guli. Tavo veiksmai. Gerai, pirmiausia, įsitikint, ar jisai nepavojingas. Tai vieną ranką aš tai užgynęs laikysiu, kad nepultų manęs. Gerai, kolega. Alio, rameikis, keliamės, užtenka. Šokas. Gerai, kolega buvo praradęs sąmonę, dabar atgavo sąmonę ir bando priešintis. Jį laikau prispaudęs, kad jisai ne... Kas čia mane laiko? Bet matau, juda Aš tik nieko nematau. viršutinė kūno dalis, apatinė nejuda. Aš nieko nematau. Ir pažeista pas jį akis. Akis pažeista. Čia grynai praktistas antakės ir tiesiog akių plotas yra kraujuotas tiesiog. Nu, akis visai ten šokai. Gerai, tai akis kraujuota reiškia reikia pirmiausia galvą pakelti aukščiau širdies. Dainiau. Skauda. Dabar aš įtariu, kad jo gali būti pažeistas stuburas, nes jo pusė yra neatsivaldo. Jisai nevaldoma, bandžiau kelt, skauda jam. Čia kraujavimas toliau nesustoja. Tai pirmiausia, aš turiu sustabdyti kraujavimą čia ir tada įtvirtinti kaklą ir bandyti jį sodinti. Taip, varstis. Aišku, vėl visas šitas, kol jeigu jisai žmogus sąmoningas, tam šoka ar dar kažką, jį reikia kalbėti raminti. Tiesiog, kad jį tam raminti, kad, kaip minėjau, tai ramybės būseno jo pulsas mažesnis ir automatiškai kraujotaka mažesnė tam, kad jisai nestresuotų, nes kas yra nematau, jam iškart šokas yra. Tiesiog tu susižeidėjai viršutinį, daleiskai tą antakį susižeidėjai, pakraujavo ten kliūdamas ir nėra didelė rimta žaizda, vadinasi, kad tau visas regėjimas tiesiog patekėjo kraujas, taip nuramini, nes kad gautųsi jums tada paprasčiau su juo bendrauti. Ir nes iki to laiko, tai tada jau yra problematiška. Gerai, tai kraujavimas sustabdytas. Jo. Gintro nereikia, dabar jam susitvirtinti reikia skrandą. Jo, iš parankinių priemonių. Savo kitelį. Kitelį arba jeigu striuką, jeigu turi, tai tada irgi panašiai susuktų. Ir iš paranko po kapuo. Kelto geriau kišk, ne kelto, kišk galvą. Ta prasme, iškart dar pabandyk. Tiesiog galvą prilaikai viskai ir tada reikia prastumti. Labai jau kelsi. Toks jau jam kaklas yra pakankamai irgi, nes jeigu ten pažeidimas. Tai net ir tokioje situacijoje jį turėtų, nes tu suteiki. Jau jeigu prie stuburo, tai tada ir nejudin, jo daugiau nieko. Tiesiog tu laikinėjai ir pastoviai jį ramini, kalbėsi su jo, kol ateina pagalba. Matysi viskas, tam ar dar kažkas, nes pakankamai kaklą pajudinti, tai jau jisai apribotas, taip? Ta prasme, iš šonus.
išsidvėt ar laikas. Tai va, toks ir su teikimas pagalbos ir neaišku kokios pasekmės, kas yra paties ar gali pažeidimas aplinka. Tiek tada. Gerai, tada šiam kartui tiek visiems, pasibandysim daugiau irgi praktinio, kada grynai pratybose bus, o kad bus tikrai bus kažkokia trauma. Tai gerai, atgaivinom šitą ir suteikėm tokį pagalbą. Sunkiai buvo, ne, paskaita, daug reikėjo labai išmokti, bet aš manau, Arvydas tai nieko nepasakė, bet aš supratau, kad mums visiems įskaityta buvo, ne? Tau sakė, tai ar ne? Ko gero, bet... Man, ne, Živilei sakėt viskas gerai, tau irgi sakėt gerai. Bet aš manau, kad mes iš tikrųjų dar kol kas darom daug labai klaidų ir kaip pasirodė, kad ir aš būčiau miręs, ir Živilė būtų mirus, ir ko gero ir tu būtų miręs, nes aš tau sprandą būčiau nusukęs, jeigu nebūtų manęs Arvydas sustabdęs. Tai iš tikrųjų šitas pirmos pagalbos teikimas pakankamai sudėtingas. Atrodo gan paprasta, kai važiūrėjom, iš paveikslių atrodė. Šiandien laidą jau baigsime, nes ilgos pratybos. Šį kartą mums supuolė vienu metu ir teorija, ir praktika. Be to labai karšta, aš jau esu visas prakaitų permirkęs. Kolegos irgi sušlapę, taigi ačiū, kad žiūrėjote, laidą jau baigsime šiandieną.